Pakalbam apie tikslus. Žmonės dažnai sako, darom kažką, nuo naujų metų pradėsiu sportuoti, eisiu į sporto klubą, bet visi žinom puikiai, kad sporto klubai gyvi 2 mėnesius, sausį, vasarį, toliau tuštėja. Taip atsitinka su mūsų tikslais, kuriuos mes dažniausiai išsikeliam ir norim jų pasiekti. Tikslai pas mus dažniausiai būna tokie, noriu, o kodėl noriu, niekas nesigilina. Iš kur tai ateina. Svarbiausia yra pasižiūrėti paties tikslo prigimtį, iš kur jisai kilo, kas jį suplanavo. Ir žmonės, kurie nepasiekia tikslų, dažniausiai nepasiekia dėl to, kad jie siekia ne dėl savęs, o dėl kažko kito. Paimkim pavyzdį. Noriu namą. Kam to namo reikia? Ir dažniausiai atsakymas, tai va vaikai, žmona, ir aš užduodu klausimą, o tu kur? Kurioje vietoje esi tu? Kurioje vietoje tavo noras? Ar tu pats nori to? Ir tada žmogus susimąsto. Tai greičiausiai, kai jis jo nepasieks dėl to, kad tas namas yra ne dėl savęs. Ir turiu pavyzdžių iš savo mokymų, iš savo vedimų, kai žmogus ateina, sako, noriu nuomai automobilio, aš jį noriu nupirkti ir žinau, kad praėjo metai su viršum automobilio nėra, bet tikslas, kurį norėjo pats ir pasiekti, yra pasiektas, išvystas objektas, uždirbti pinigai, išmokti dalykai. Tai būtent tas dalykas, kai mes įsikeliam tikslus ir mes juos norim pasiekti, reikia visada nustatyti, kodėl mes tai darom ir dėl ko. Aišku, tikslai gimsta kartais iš skausmo, kai yra labai blogai ir iš to ateina būtent iš skausmo, kaip negerai, nepatogi padėtis, mums diktuoja, kad noriu, tada suvokti, ko noriu. Kartais galime pasakyti priešingybę, kai žmogus sako, aš žinau, ko aš nenoriu ir paklausiu, o ko tu nori, jis negali atsakyti tai. Tai supriešinus tos dalykus irgi tikslas atsiras. Tai yra būtent tikslas iš skausmo, iš pykčio ir iš to, kad iš tikrųjų noriu. Ir turi kaimynas iš pavydo. Tai visi tie dalykai gali tapti varomąją jėgą. Pavydas taip pat varo į priekį, nors kartais pavydas yra būtent, tas turi būti gerasis pavydas. Jeigu pamatai, kokį automobilį, aš irgi noriu tokio sporto automobilio, kai kaimynas turi, kaip jį gavo, kaip man tą pasiekti, tas būtent atves jūs į tikslą. Su kuo mes dar turim įsivertinti siekdami tikslų, tai yra tikslo realumas. Kartais, jeigu aš uždirbu 500 eurų, dabar sakau, šitais metais noriu turėti namą, įmanoma, bet kartais tą laiką reikia apibrėžti atitinkamai, adekvačiai ir realiais. Prie to realaus truputį užmesti šiek tiek reikia, kad būtų dar kur, ne tik, kad tai būtų tikslas labai lengvai pasiekiamas, kad truputį būtų kur įsitempti. Tokiu būdu mūsų smegenys pradeda dirbti. Sekantis tikslas yra, į ką jis orientuotas, į kokį dalyką. Jeigu tai yra orientuota į mūsų gerovę, į mano savijautą, tai irgi tas tikslas bus lengviau pasiekiamas. Tikslus mes turim apsibrėžti, kaip minėjau, laike. Laikas yra labai svarbus. Tikslus laike galim suskaidyti į trumpalaikius ir ilgalaikius. Daugiausia žmonės pasiekia tie, kurie turi ilgalaikius tikslus. 5 metai, 10 metų ir nuo jų, grįžtant čia tvarka, įsideda mažus tiksliukus, tai yra trumpalaikis tikslus. Būtent tie trumpalaikiai tikslai mus turi vesti į didesnį tikslą. Jeigu tikslas bus tik trumpalaikis, mes jį padarėm, baigėsi, neveda niekur toliau, tai greičiausiai mes net nesugebėsim pasiekti ir tų mažų tikslų. Užtat visada yra labai svarbu išsikelti tikslus ilgam laikui. Ir siekiant tikslų, mes dar turim vieną tokį dalyką. Dažnai mes susidursim su pasipriešinimu. Ką tu čia sugalvojai, čia artimos aplinkos pasakymas. Tau nepavyks, tai jau bandėjai. Tai va tokie dalykai mus stabdo. Būtent tai yra pasipriešinimas. Geriausia tą daryti išeinant į kitas bendruomenės, susirasti draugų, susirasti bendraminčių ir tada tokiu būdu siekti to tikslo, tai bus daug lengviau. Kitas momentas, jeigu mes siekiam tikslo, mes pradedam patys keistis iš vidaus, keistis iš išorės. Ir mūsų draugai pradės sakyti, tu pasikeitei, tu nebe toks, tu su manim anksčiau nueidavai dažniau į barą, alaus išgerti ar dar kažko tai. Tu aną darydavai, dabar to nebedarai. Reikia susitaikyti, kad keičiantis, einant į savo tikslą, keisis ir mūsų aplinka, draugai ir aplinkinis pasaulis. Jeigu esi pasiruošęs, keitimuisi, keliaujam kartu.